Mokytojus kviečiu kavos puodelių į mokytojų kambarį, o mokiniams saldus stalas ir žaidimai atrakcionai čia salėje. Pasibūkite dar, neišbėkit, pasisvečiuokit. Susitvarkys su mūsų mažaisiais abiturientais. Jeigu pamažinti galiu. Viską dvigubi. Mes dabar einam prie tokio geografinio vertinimo, taip kad su balais nepadauginkit ir nepamažinkit. Jeigu jau rašysim... Parodysiu balų aš jam visokių ir viskas. Bet tą balą labai reikia labai motyvuotai paremti, nes mes negalim pliko balo ir nerašom pliko balo. Jeigu tau 4, tai reikia ir tėveliams didelį pranešimą parašyti, kodėl 4, o ne 10. Būt glaustas, kadangi 2 valandą jau mūsų lauks kultūros namuose atvažiavę ir aktoriai su režisieriumi Ferdinandu Jakšiu. Todėl mes visur turėtume būti labai punktualūs. Kada baigiam pamoką? Tai ta pamoka iki 2, Pamoka baigiam. Be 15:11. Kad turit keliuo šitas. Be 15:11. Baigiam pamoką. 15 minučių pertrauką pailsėt. 11 valandą prasideda knygos gyvenimo receptai, meninis pristatymas. Tad tai leis... Taip, jinai buvo tokia, kaip ir jūs visi vaikai, norinti ir laisvai judėti, ir daug išmokti, ir, žodžiu, taip kažkaip, kad mokytojai labai daug jai nepasakytų, nenorėjo taip daugiau tokios, kaip sakykime, kaip ir kiekvienas jūsų moksleivis nori moksleiviškos laisvės. Tai tas dalykas pasireiškia turbūt ir tam tikrų daktarė buvo tokia labai... kaip pasakyčiau, jums labai dvasia artima, jaunatviška ir šiek tiek labai išdykusi. Jei nieko nereiškia, pavyzdžiui, Utenos gimnazijoje besimokant per fizinio lavinimo pamoką, kai kiti darydavo fizinio pamokas ir pratimus, daktarė įlipusi į medį, jinai kukuodavo. Ir jinai čia nieko blogo nedarydavo, nes jinai tuo kukuodama taip ir lyg tai užimdavo savo moksleivius ir jie tada tenai visi dar labiau pradėdavo bėgioti, sportuoti ir tuo pačiu lyg tai išdykaudami dar geriau pasimankštindavo, nors jinai pati. Bet medžiai dar neįsprogė. Dar kol kas nėra. Vadinasi, to šluotos matas. Tai sulakė iš viso krašto, iš visų pasviečių laumės ir raganos, įsimaudo suloj, įsilaužė naujas šluotas,
Na ir tada išsiskirsto. Jau tada jos skraidžioja kur nori, o didžiausias raganų susirinkimas kur yra? Kokio nors gero aukšto kalno. Šiaip jau, jeigu būtų žemaičiai, tai sakytų, kad ant Šatrijos kalno, o pas mus, kur čia galėtų toks būti? Ant Taurapilio. O ką? O gal ten yra kokių krūmų, kokių nors, kad taip jau tiktų raganom? Kaip tas Taurapilio? Yra. Yra. Bet taip reikėtų, kaip čia va sako, kad bus Joninių išvakarės, rasų vakarai, čia bus labai gražus, čia tauraganos ir laužus. A kur jūs tos laužus degysit? Laužus per Jonines? Taip. Prie Tauragno stengsimės. Prie Tauragno. Jeigu leis savininkais. Nu va. Tai kai degs prie Tauragno laužai, šiek tiek bus šviesų, tai vidurnaktį ir pasižiūrėkit. Ar ten nepradės nuo Taurapilio kibirkščiuot, nuo to piliakalnio nepradės lakstyti raganos su savo šluotom. Čia neblaga sakės, o štai ir liepa žiedeliai, branduolėliai, varkarnas gabalėlis. Oi, 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 ai, gelis, oi, ai, 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 oi. Kajela galiu ir lūžus bus. Laimiai turiu karnas gabalėlį. Apriš man, babulė, verš ir greit pagysi. Taip skubėjau, radau liepos branduolėlių, kad nepasentum, kad ilgai gyventum. Va tai vaikeliai, Anas tik vienas manim pasirūpins. Atsargiai jau, tu tik atsargiai. Mano mažulė. Amutė davė man sūrį, tai ir jis pavaišinsi. O tai dėkui. Dabar prašom liepų rugpjūtį gimusius, ateitei pas mus, mes jūs pavaišinsime ir dar mažum davanėlai kokių duosime. Oi, ta kavalierė. Taip, va. Čia jums iškart duosime liepą žiedūną visokių ligų pasgydyti ir prašom liepą sūrę. Ir liepą sūrę. Liepas daryta. O čia labai tinkamas prie sūrio. Tik nuo gardumas šito kauniuko nenuguikite, Birutė. Daug yra širdies šilumos įdėta į savo darbą, bet turbūt tikrai daugiausia yra čia, aš matau, Tauragnuose. Tai be galo mane džiugina ir be galo skatina galvoti apie tai ir sakyti tai, kad jūs turbūt taip gražiai darydami, taip įprasmindami, taip suvokdami Eugenijos Šimkūnaitės kūrybą, jos pasaulėjautą, turbūt jūs labai daug gyvenime pasieksite. Aš manau, kad tikrai kiekvienas iš jūsų pasirinkę vienokį ar kitokį gyvenimo kelią, nebe pėdsako jūsų širdyje liks šitos dienos, jūsų šitie daryti darbai,